Va, Ana, teisingai, sveika. Viskas, labas. Na, kaip jautiesi? Na, iš tikrųjų dabar jau gerai viskas prasidėjo, ne taip baisu, nes kai laukia, tada labai baisu būna, nes nežinai, kaip bus viskas. Tai va. Jo, tas pirminis jaudulys, tai toks tikrai, man irgi būna prieš kažkaip tas didžiausias jaudulys ir pradėti laivą, po to, kai pradedi šnekėtis, atrodo tiesiog kaip su žmogum šnekėsim, po to ir kiti taip įsijungia, tai kažkaip tas jaudulys kažkur pasimiršta. Tai va tas labai iš tikrųjų, kaip ir dažnai gyvenime yra sunkiausia pradėti, o po to, kai įsivažiuoja, tai visai kaip ir nieko. Tai va. Tai ką, žinau, galime pradėti oficialiai mūsų pristatymą pašnekovės. Tai šiandien kūrybinis pasimatymas su Ana iš Linksmojo popieriaus. Ana gamina įvairiausius rankdarbius iš popieriaus su savo dukrele ir pati. Taip pat turi popieriaus produktų, dabar yra įvedusi ir naujų tokių rinkinių, kur vienas ten pakeliu, žodžiu, viską papasakosi. Ir dar pieši. Kiek aš žinau, tu dar ir pieši, šitų yra pitografai neklystu. Tai irgi labai tokie piešiniai detališki, labai daug kantrybės reikalaujantis ir labai gražus. Tai va, tai sveika, Ana. Sveika. Ką dar norėtum pridurti prisistatymę apie save, ko aš nepasakiau? Man atrodo, viską pasakėjai, nes pas mane yra tos dvi pagrindinės veiklos, kurias pradėjau, tai tas Linksmasis popierius ir tiesiog su kuriuo Ana Belousova, kur buvo mano piešiniai su markeriais. Tiesiog norėjau pamatyti, kas labiau patiks žmonėm ir kas man pačiai kažkaip įtrauks mane labiau ir panašiai. Tai buvo tai prie vienos veiklos dirbau, prie kitos, bet dabar tik tai prie Linksmojo popieriaus greičiausiai labiausiai, nes tie paveikslai tokie, tai vis tiek užima labai daug laiko, nes labai mėgstu ten labai taip detaliai viską nupiešti. Buvo taip, kad vieną pradedėjai, kelis kartus perpieši, nes ten su markeriais ir pedografais ir tu negali ten tos klaidelės kažkaip užmaskuoti. Taip. Su vaikais yra kažkaip paprasčiau, čia sukuri kažką, labai greitai viskas, su vaiku ten per 1 valandą kažką ten padarai, suklijuoji ir tas labai smagu, kad tas greitesnis toks procesas ir tas malonumas man kažkaip didesnis, greičiau taip ateina viskas, tai rezultatą greičiau pamatai. Taip. Mhm. Matau daug širdelių skrieja, tai labai ačiū, kas prisijungia, kas klausėsi. Tai Ana, gal papasakok, taip pravesk mus truputį nuo pradžios savo kūrybinio kelio, kažkaip, kokie buvo tavo pirmi tokie kūrybiniai bandymai, kaip tas kelias prasidėjo, gal apie paauglystę, gal ko paauglystę užsiėmei, jeigu, tapsime, aš žinau, gal paauglystė tavo kūrybinės kelias prasidėjo, tai žodžiu, apšviesk mus ir papasakok apie savo priešistoriją iki Linksmojo popieriaus. Kiek pamenu, viskas prasidėjo kažkur tai nuo 3 klasės, kai pastebėjau, kad man labai patinka piešti su pieštuku, tiesiog paprastai viską kopijuoti, kai pamatai kokį natiurmortą ir bandai irgi kažką tokio panašaus ten sukurti, kokius pokemonus ten piešdavau ir panašiai. Ir po to paauglystėje kažkur tai 8 berods klasėje pradėjau lankyti studiją, jau taip rimčiau pradėjau viską žiūrėti, kad kažkur tai matyti studijuosiu, iš pradžių tai buvo interjero dizainas galvojau, bet galų gale pasirinkau architektūrą, pagalvojau daugiau galimybių ten, viskas taip man rimčiau atrodė, tai tada piešiau taip labai rimtai. Akademijoje tai man siūlė geriau gal grafiką kokį pereiti, ne dėl to, kad su architektūra buvo gerai, ten irgi buvo gerai, bet pamatė kažkaip mane labai kaip stiprią grafikę, galėčiau būti ten, dalyvau konkursuose irgi. Kažkaip taip, ir po to, kaip jau dirbo architektė, o po to supratau, kad dekreto metu, kad man vis tiek trūksta tos kūrybos, kažko norisi, tai vakar kaip tik žiūrėjau savo ten video, kur Emiliai ten 9 mėnesiai berods ir jis sėdi ten su mėlynais dažais, ten tokį kaip lietų piešia, tiesiog ten, kaip kas gaunasi, ten tokia makaliuzė. Tai taip ir pradėjom to tokį kelią, visiškai man nauja, man labai įdomu visą tai yra. Tai ir tie paveikslai irgi buvo toks kelias, kur tiesiog ten tą vieną paveikslą, kurį turiu užbaigtą, kažkur tai 1,5 metų piešiau, nes buvo taip, kad Emilija užmiega ir aš ten greitai, 30 minučių turi, greitai nupiešė viską. Tai siunčiau tą paveikslą, aš tokia kaip mėgstu juokauti dailininkę su vienu paveikslu. Aš siunčiau, ten buvo toks pasiūlymas Facebook'e, kad galėjai tiesiog įkelti savo paveikslą, kaip pasireklamuoti. Tiesiog, aš kažkaip nesitikėjau, kad ten kažkas bus, įkėliau ir vienai galerijai kažkaip labai patiko tas paveikslas ir pradėjau mane kviesti ten į pokalbius ir panašiai, kad galėčiau ten jiems dirbti pastoviai.
pardavinėti tas paveikslas, bet kažkaip tada tuo momentu pasakiau, ne, praėjo metai, vėl man skambino, vėl siūlė, tai man tada pasidarė labai malonu ir supratau, kad, na, visgi galiu kažką tai daryti, matyt. Tai tada ir maždaug kažkaip turėjau tą tokį pasirinkimą, pasakiau jiem ne, nes supratau, kad kol kas nelaikas, nes negaliu tiek laiko investuoti ir turėjau pasirinkti kažką tokio, kad galėčiau ir namuose su vaiku būti, nes mano vyras jūreivis, tai būna po 4-6 mėnesius tik tai su Emilija, tai tas būna kaip ir dabar sunkesnis laikotarpis, kai tu dirbai naktimis dažniausiai. Va. Tai taip. Aišku, kaip įdomu paklausyti, žinai, tokių dalykų, nes tikrai atrodo, kai dažnai mes ten žmonės padedam, tarkim, Instagram'e sekti ar šiaip pažinoti nuo kažkokio taško. Mes žinom, kad čia, jie ten, nežinau, ten, tarkim, linksmasis popis, čia špopius dalykus daro, bet mes nežinom, kiek žmogus praėjo ir kiek jisai dar turi tokį kažkokį istoriją nepapasakotų įdomių. Tai dar tada toks didesnis paveikslas susidaro, žinai, ir apie žmogų daugiau pažįsti, tai labai labai įdomu išgirsti. O klausyk, mes dar turėjom tokį klausimą tenais langelį, tai aš manau, kad jisai kaip tik ir taip prives prie pasakojimo apie linksmąjį popierių, ne? Tai klausimas skamba taip. Iš kur radai drąsos pradėti ir kiek laiko nuo idėjos iki paleidimo užtruko? Tai čia aš taip supratau, kalbant apie linksmąjį popierių. Tai klausimas. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo tai linksmoji karuselė. Mano tas profilis vadinasi. Buvo tokia istorija, kad tiesiog mano gyvenime atsitiko rimta tragedija. Aš turėjau, net nežinau, kaip čia papasakot, nes pačios istorijos nelabai noriu pasakoti, bet nes, vis tiek nėra esminė. Buvo ir psichologiškai labai blogai, ir fiziškai labai blogai. Tai blogai, kad mane ten pirmom dienom vyras ten turėjau aprengti, nurengti, žodžiu, visiškai neturėjau jėgų ir buvau tokį mėnesį, turėjau tiesiog gulėti ir žiūrėti lubas. Ir viskas. Tai tuo momentu supratau, kad prašiau vyro paduok man ten pieštuką, lapuką ir aš ten kažką darysime su Emilija, kursim panašiai. Tai tų žaidimų visada kūrėm, bet tuo momentu kažkaip supratau, kad ir ta nemiga prisijungia iki 4-5 ryto, niekada nežinau, kas tai yra, tu tiesiog guli ir viskas. Ir turi telefoną, ir ką tu ten veiki, žiūri kokį Instagramą. Tai ir tada pagalvojau, aš žiūriu tą Instagramą, o pati nieko nesukūriau, tos paskyros tokios kaip ir galvoju, reikia sukurti. Kelt, bandyti, tai mane labai tas traukė, kad turėjau tokią kažkokią veiklą sau, čia kaip terapija man buvo, tai praėjo tas terapijos laikas ir aš pas psichologę lankiausi, mes su ja kalbėjom, kad man tas linksmo karuselė buvo terapija. Tai ta terapija, kai jau praėjo, suveikė, aš išsigydau ir fiziškai, psichologiškai viskas gerai, aš supratau, kad reikia kažką daryti. Ir aišku, man labai patiko, kad Instagram'e radau žmonių, to palaikymo, atsirado tos, negaliu sakyti, kad labai atsirado daug drąsos, labai baisu apie tas baimės, labai noriu papasakoti, nes vis tiek tu darai su tom baimėm. Viską, niekur jos nedingsta iš tikrųjų. Ir tada supratau, kad noriu padaryti tą žingsnį, tiesiog save išbandyti, sukurti parduotuvę, viską įkelt, paruošti tą popierių, pažiūrėti, kaip visa tai iš vis veikia, kaip man buvo labai įdomu, nes man buvo įdomu ir siūsti kam nors, žiūrėti, ar vaikam patinka. Tai prasidėjo toks kitoks kelias jau ir čia jau reikėjo, aišku, ir dirbti, o ne šiaip ten kažkokius, kaip prieš tai kėliau paveiksliukus. Ir aš iki šiol pamenu, ten buvo taip, kad aš kėliau tiesiog paveiksliukus, turėjau ten 80 žmonių auditoriją ir galvoju, kad wow, 80 žmonių žiūri kažkokius vaikų darbelis ir, kažkaip, nežinau, bet labai gavau daug motyvacijos iš žmonių esančių čia, labai esu dėkinga, nes turbūt be to palaikymo, nežinau, ar aš išdrįsčiau taip pasimti ir padaryti tą žingsnį, man atrodo, tai labai baisu, taip pradėti. Aišku, kaip ir su laivu, kai pradedi, tai jau viskas įsitraukė ir tu negali jau sustoti, nes tai pas mane buvo problemų ten su banku, aš sukūriau kitą sąskaitą specialiai verslui ir man nepatvirtindavo ten kažkokių dokumentų, nes aš nesuprasdavau, kur tus skaičiukus rašyti,
ko iš manęs reikalauja, aš taip ir parašiau, sakau, aš nesuprantu nieko, galit man padėti. Nu ir žmonės padeda, iš tikrųjų, ir kai skambini ten kur nors, kokį VMI, dar kur nors, tai kažkaip palaiko tave ir viskas čia tvarkoja. Tai va. Mhm. Tai kaip įdomu, man kažkaip tas irgi surezonavo, irgi, esu keletą gal turėjus, tokių, gal netokių, žinai, sunkių situacijų, bet irgi netekčių, tai toks, man kūryba visą laiką būdavo būtent tas dalykas, kuris labiausiai iš tikrųjų ištraukdavo vėl kažką veikti, bent po truputį, bent, nežinau, paimti, papaišalioti kažką, ar išsirašyti, tai kažkaip tas labai, toks, žinai, galiu iš dalies suprasti, ką reiškia, bet atrodo kažkokio tokio šiaudo griebtis, kur tavo širdis ir ten siela dainuodavo, žinai, iki to laiko. Toks grįžimas į kažkokią gyvybę. Tai jo, ir labai po to kažkaip jo, iš tikrųjų, mane žinau, kad jų kūryba atrodo kartais, kad terapiškai veikia tokia, žinai, asmeninė kūrybinė terapija. Taip, nes man netgi giminaičiai ten vyras, mama klausia visada, kaip tu gali tiek sėdėti piešti tuo momentu, nes aš visą laiką ten piešiau, kažką veikiau, dariau, tu galbūt sustok, tu galbūt pavargai, gal to nereikia tiek. Sakau, aš negaliu, jūs nesuprantat, nes kol aš sėdžiu prie to lapų su to pieštuku, aš negalvoju apie savo rimtas gyvenimo problemas, aš galvoju, kokį čia spalvą geriau dėti, rožinę, mėlyną ir kažkaip visiškai kitą pasaulį taip nukeliauji. Ir tas yra labai smagu iš tikrųjų, kad kūryba sugeba tai tave pasimti ir tu pagauni tą bangą ir ant tos bangos kažkaip tai išplauki kažkur tai. Būtent kažkaip jo tas atpalaiduoja, taip meditatyviai galbūt paveikia, gal net ir kartais tiesiog nebūtinai meditatyviai, bet toks, jos viški jogo, žinai, bet tiesiog, kad išjudina, kažkaip protas, tarytum, jisai, jo, būna, aišku, visokiausių situacijų, būna, kad ten koks kritikas įsijungia vidinis, bet dažniausiai, jeigu tu jau pradedi veikti, tai tiesiog, tai tu jau be kritiko pradedi veikti. Po to kažkur gal procesas atsiranda, bet tas toksai, kad tiesiog mintis, tada man irgi toks jaučiasi, kad tiesiog aš negalvoju ten apie rūpesčius, kažkokius stresą labai irgi padeda, jeigu stresinės situacijos, bet tiesiog kažką papaišaliuoti, tiesiog smegenis atsijungia, tu tiesiog žiūri tą liniją, į tą rašiklį ir, žodžiu, čia labai tikrai, labai toksai pažįstamas dalykas. Jo, fain. Beje, jeigu turite kažkokių klausimų ar komentarų, tai drąsiai rašykite, mes perskaitysim, pakomentuosim, atsakysime klausimus. Tai va, tai ir dar apie tas baimės, tai čia, žinai, aš kaip pagalvoju irgi, kad, ir šiaip apie tą pačią pradžią, kad tikrai, man atrodo, mes pradedam kažkokią veiklą ir baisiausia tas, man, pavyzdžiui, dažnai būna, kad kaip pradedu galvoti, o tai gerai, ten kokie biurokratiniai dalykai, tai kaip ten kas bus, ten, kaip ten bus, nežinau, ten su kokia sodra, ten su tais mokesčiais po to, kaip čia toks, ir atrodo, kad labai daug kas tiesiog bijo imtis kažkokių veiklų, vien dėl to, kad pradeda galvoti, kad ten, tarsi, aš jau kai ten užeisiu, kai aš pradėsiu, tai ten aš nieko nesuprasiu ir sufeilinsiu ir viskas bus nesąmonė, nes aš nieko nesuprantu, bet realiai, tiesiog mes nesam tokių dalykų darę, tai kaip kitaip kaip kitaip sužinosi, negu tik tai ėjęs ten ir pradėjęs tą dalyką daryti, tai tiesiog. Bet aš visada... Tu žinai, bet dabar taigi tau ten turbūt, jau suprantami tie dalykai, tu jau žinai, galvoji tada, nežinau, suprantama dabar, kas čia žinai tokia, kaip ir yra. Tai čia, man atrodo, tas yra, kad darai ir mokaisi. Tai man atrodo, irgi tos baimės atsiranda dėl to, kad tu įsivaizduoji, kaip jau ten būsi, o ten yra taškas B, tu esi taške A ir tu esi visiškai kitoks žmogus. Kol tu praeisi nuo taško A iki taško B, visą tą kelią, tu būsi jau visiškai kitoks. Ir galbūt ten, tame taške B, kaip tu dabar sėdė įsivaizduoji, kaip ir irgi pasakoju, kad nežinai, kaip ten toliau bus, kas ten tie biurokratiniai tie visi dalykai, nieko nežinai, bet kol tu ateisi, tu jau galbūt žinosi viską. Ir mes visada tai pamirštam, kad reikia praeiti kelią, mes vertinam save, aš dabartinės ten, toj būsimoje situacijai, bet tai yra neteisinga. Aš kažkaip visada stengiuosi savo tą priminti, kad viskas gerai, aš ateisiu ten, kur reikia, nereikia stresuoti. Jo, nes aš kažkaip to bešinė, kad pradėjau taip tokią įsivaizdavau metaforą, kad realiai, pavyzdžiui, kai tavo taškas A yra
viena olos ten kraštas, o taškas B yra kitam krašte, o tarp tų taškų dviejų yra kažkokia ten praraja tamsi ir realiai tu tiesiog žiūri ir tu, nu, nežinai, kaip ten nusigauti, tai tau atrodo, kad čia šis nugrūsiu, nugarmėsiu ir ten bus manamen, bet kai tu žinai, ten, nežinau, ten koks, pamatai, kad tolumoje ten kažkoks gal ir, nu, nežinau, praėjimas, takelis kažkoks veda, gal tiltelis kažkoks nutiestas, žinai. Tarsi, nu, toks, vat, kažkaip, jo, matyti, kad yra daug žingsnelių tarp jų ir neiškart, kad ten puoli, žinai, tenais ir peršokti. Jo. O tai, žiūrėk, o dabar toks irgi čia jau mes jau baimės, jau taip natūraliai įvažiavom į tą pokalbį. Kaip tu pradėjai kalbėti storiuose, ne? Vat, kas buvo galbūt tas toks tavo stimulas pradėti išeiti storius kalbėti, ką tau tai reiškia, kodėl galbūt anksčiau to nedarėjai? Nu, vat pati pradžia, vat tas, atrodo, čia toks mažas, iš šalies pasižiūrės, nu kas čia yra, ne, išeiti ten pašnekėti, vat su galva. Žinai, ir dabar. Bet, vat, kaip tavo tie buvo, ta visa tavo ta patirtis su pirmu kartu, su pirmais kartais? Iš tikrųjų, visada taip žiūrėjau į kitus ir galvoju, nu, kažkaip tai daro. Kažkaip tai kažką pasako ir panašiai gaunasi žmonėm, kodėl man nesigauna. Vieną dieną tiesiog taip susinervinau. Galvoju, visada svajojau apie tai, kad ateityje, nu, vėlgi apie tą tašką B, ne, galvoju, kad va ten kažkur tai kada nors aš ten ir šnekėsiu, ir kalbėsiu, ir laivas bus, ir viskas tvarkoje bus, ir būsiu visiškai atsipalaidavusi. Ir tada supratau, kad, nu, aš nedarau tų žingsnių į priekį, nieko nedarau, kad tas atsitiktų. Susinervinau vieną dieną, paminu, tada jau turėjau įbėgti darželį, pasimti Emilės ir supratau, kad turiu ten 5 minutės, greitai pakalbėjau ten, viskas įmečiau ir aš darau taip, viską pasakai, esu ten su klaidom, tas kirčiavimas netoks, žinau, kad ten yra tų dalykų, bet specialiai neredaguoju, nieko nedarau, nes man atrodo tada tas ir yra toks gyvas, natūralus bendravimas, esi toks, koks esi, su visom tom klaidom, įmeti ir aš niekada nežiūriu po to savo. Nežinau, kiti žmonės mėgsta pažiūrėti, kiek ten buvo tų reakcijų, tų širdučių ir panašiai, aš nežiūriu, aš tiesiog įmetu ir viskas, padariau. Kažkaip taip man. Ir va tada supratau, kad tiesiog iš tikrųjų iš tų visų tokių gal patarimų tokio, kiekvieną mėnesį, dabar tik nesenai pradėjau taip daryti, surašau savo kokias nuo 1 iki 3 tikslų tokių, pavyzdžiui, ten taip ir buvo, kad pasirodyti gyvai, ne, ten kažką pašnekėti, panašiai, ir stengiuosi tai įvykdyti, praktiškai visada pasiekiu tos tikslus, jie neturėtų būti kažkokie kosminiai, paprasti žingsniai. Ir mėnesio gale, mėnesio eigoje, ten tiesiog susivinukas toks, gale užrašau, ką visgi padariau, kas yra irgi labai svarbu, nes kai būna nesiseka ir atrodo, kad čia va, praeina tie mėnesiai, tu nieko neveikiai, nieko nepadarėjai, tas linksmasis popierius stovi vietoj, tai visada paimu tą sąsiuvinį ir pradedu skaityti, kad va, pavyzdžiui, šiandien užrašysiu, kad buvo pirmasis laivas ir panašiai. Tai man tokie dalykai labai labai padeda. Aš esu iš tų žmonių, kurie nelabai pasitikė savimi, tai ties to labai daug dirbu dabar ir knygas įvairiausias čia skaitau ir sakau, rašau, bet tas toks rašymas tai man labai padeda. Nes tu tiesiog nepastebi, kad kiek tu padarėjai ten, kad kažką įkėlėjai, kad kažkas iš naujo. Tam, pavyzdžiui, galite rašyti, kad netgi Reelsą pirmą kartą sukūrėt. Nu, taigi yra nuostabu. Atrodo toks mažas dalykas, bet jūs tai padarėt pirmą kartą, tai yra wow. Ir tiesiog, nu, kažkaip norisi išmokti taip save ištempti, džiaugtis ir galvoti apie tą žmogų, koks tu būsi tam taške B ir tiesiog stengtis. Tai va. Taip, tikrai labai gražiai. Ir dar toks, žinai, kad atrodo, va, tikrai, va, man irgi tas užsirašyti labai svarbu, aš taip pati gal nesirašau, gal reiktų rašytis, bet aš kiekvieną ryto puslapius rašau, tai aš ten būnu ir gerus, ir blogus dalykus išpilu. Bet tas tiesiog, kad realiai, vat, atrodo, tai iš šono kitas žmogus, kuris galbūt ten, žinai, ten jau 100 ten tų reelsų susukęs, ten kiekvieną dieną po vieną reelsą ir storius ten išeina, žinai, tai tam žmogui
nu, žinai, žiūrint, koks aš žmogus, bet atrodys, nu, o tai kas čia ir, žinai, pirmą ir jau sekelt. Bet kai tu vis nesi dariusi to ir tau atrodo ten, kai tu žiūri kitus galvoju, nu, aš tai jau niekada, nu, ne, tai aš nesirodysiu, čia ką aš nelabai čia gerai šneku, ten ką aš nusišnekėsiu, ten suklysiu, apsijuokinsiu tik tai. Tai va, ir kai tu tada padarai tą ir atrodo, nu, tarasme, nieko blogo neatsitiko, nieks nepasiekė, iš tave, žinai, nieks ten nenušvilpė ir tarasme, jeigu ir suklydai, tai o Dieve, tu mano, kaip baisu, tarpsime, mes, kaip pagalvoju, tas man irgi atrodo svarbu, kažkaip, galbūt, kai tai yra tavo, nu, asmeninis prekės ženklas kažkoks, ar tavo verslas, ar tavo, net ir šiaip, kai tu taip labai asmeniškai bendrauji, tai kažkaip istorijos išeita su veidu, nu, aišku, čia dažnai nuo žmogaus priklauso, gal tiesiog kiti nenori rodytis, gal net neturi, ten, nežinau, konkrečių situacijų, kad, žinai, šnekėt tenais į kamerą, bet pavyzdžiui, man, tarkim, asmeniškai didžiausi tokie ryšiai, atrodo, susikūrė su žmonėm, nu, kurio šiaip gyvai gal nesu matęs. Tai va, su tais, kurie pasirodo stories ir šneka, nes turėtum su žmogum jo kaip veidas, žinai, mateisi, ne kaip ten, kaip šneka ir kitą kartą net, pavyzdžiui, kai jau stories tiesiog žiūri ten tekstą, ką ten žmogus ant nuotraukos uždėjo, tu girdi to žmogaus balsą, žinai, turėtum visą čia labai kažkoks toks, nu, nežinau, toksai šiltesnis ryšys, tarytum, yra susikūręs. Ir kažkaip ir mes realybė irgi ten šnekam, nusišnekam ir ten klaidas padarėm, tik tai atrodo, kad jau kai kelsimės ten jau Instagramą, tai jau čia viskas nevaldoma, ten jau bus jau ten nežinia kas, ten, žinai. Tai labai iš tikrųjų, va, man patiko ta, kad tu, žinai, va, ten karštųjų, dabar į darželį reikia ir aš greit, žinai, padarysi, ir kur tipo, mažai tokio virfinkinimo, kur, nu tai gal rytoj, ne, tai nepakankamai, žinai, tu įkeli ir tu viskas jau tas padaryta, tu gavai tą tokią adrenalino dozę, žinai. Ir taip po to, kaip, man atrodo, papasakok, kas buvo po to, kai tu įkėlė pirmus, kokia buvo reakcija, nežinau, tavo sekėjų. Nežinau, man atrodo, man paskambino mama ir pasakė, aš tave mačiau stories. Tu įkėjai, sako, viskas gerai, nepergyvė, viskas super. Nu ir tada supratau, kad, nu, kažkaip čia viskas normalu. Ta prasme, man buvo tokių situacijų, kai prieš auditoriją 50 žmonių kalbėjau ten, nežinau, 15 minučių ir vieną žodį ten kirčiavimą visada netaip sakiau, visada netaip, ten reikėjo pristatyti architektūrą ir panašiai žodžių. Ir aš tą žodį netaip sakau. Ta žodis buvo ne kas antram sakinėje, tai vienoje kalboje vienoks kirčiavimas, kito lietuvių kalboje kitoks, tai aš kažkaip nežinau. Ir po to pamenu dėstytojas po viso to manęs klausė, užduoda klausimus to žodžiu ir aš taip galvoju, ir aš negirdžiu jo, viskas jo, visiškai jo balsų, nes aš suprantu, kad visą laiką aš stovėjau prieš auditoriją ir va taip va kalbėjau ir ne taip, ir pagalvojau, kad, nu, iš tikrųjų, po šitos istorijos, tai nemanau, kad čia labai baisi bus, jeigu kažką netaip pasakysiu ten storiuose, dar kažkur, to labiau ta istorija iki po 24 valandų jau viskas dingsta. Tai nėra taip baisu. Atlaivas man buvo baisu, nes čia niekas nieko neištrins. Jau viskas, kaip pasakysiu, tai pasakysiu. Nu, iš tikrųjų, jeigu taip atsisėsti ir pagalvoti, ne, taigi nėra čia kažkoks taip kriminalas, kad tu suklysi. Nu, nėra. Bet mes visi kažkodėl tai to bijom nerealiai, kad kažkas bus ne taip, kažkas į mus kreivai žiūrės, ne taip pagalvos, bet aš supratau taip, kad tie, kurie kreivai pažiūrės, ten ne taip pagalvos, pirmas dalykas, jie net nežiūrės dabar šitą laivą, ne? Nes jeigu aš jiem esu neįdomi, tai jie neprisijungs. Po to antras dalykas, jeigu kažkas blogai galvoja, nu, aš nesu atsakinga už tų žmonių emocijas, ne? Dar kažką, tai aš galiu ten kažką kelt, daryti, bet ne visiems patiks. Ir tai yra normalu. Pavyzdžiui, su to straipsniu, kai straipsnis čia Klaipėdos laikraštyje išėjo, labai pergyvenau. Nes buvo toks momentas, kad buvo tų tokių palaikančių iš tikrųjų žmonių ir net nenorėjau vienu momentu kelti į internetą, kad taip mums parašė, nes dabar susiduriu ir su kita tokia nuomonė, kad maždaug va čia tau tai pasisekė, tu kažką čia padarai ir taip tau lengvai viskas čia juda, apie tave rašo. Ir, nu, aš suprantu, žmogus nieko nenorėjo tokio sakyti, kad čia, va, tu tokia esi ir panašiai. Bet man labai taip, po to ant sielos taip kažkaip sunkiai labai buvo ir po to momento aš net nieko nekėliau, jokių įrašų, kažkaip niekaip negalėjau sugrįžti. Tai va, tokie būna man dar dalykai, dar nemoku to priimti galutinai, kad nėra taip,
kad vat, aš čia pasakoju, kad man viskas labai yra drąsu, viską darau ir panašiai. Dar yra prie ko dirbti, bet pamažu, taip vat pripranti prie to, kad tiesiog nesi atsakingas už tos žmonės, už viską, ką jie čia mato, kaip savaip, tuo labiau, kad kiekvienas priima viską savaip, vienam patiks, kitam ne, ir čia yra normalu. Jo, visiems neįtiksi, tai tikrai, net, man atrodo, ten ir gražiausius, geriausius dalykus darydamas, ten, nežinau, ten kokią filantropiją užsiimdamas, tai ten koks nors ateis koks nors ir pasakys, o tu tiem žmonėms nepadėjai ir tiem žmonėms. Čia yra tiesiog, bet, labai svarbu užtat turėti tokį palaikančių žmonių ratą. Pavyzdžiui, kad ir mes dabar, tarkim, darom ir laivą, ne, tai čia yra susirenka žmonės, kurie yra, tarkim, seka mane, seka tave ir jau kaip ir kiti tą nelabai, žinai, gali surinktas, net čia yra, jau renkasi savi žmonės, kurie mūsų pažįsta arba kažkiek pažins daugiau per laivą. Tai toks yra saugus ratas ir, pavyzdžiui, net ir tas iš tikrųjų, aš nežinau, man tai bent dažnai kažkaip jaučiasi, tiesiog net ir pat mes šnekėdamas, aš jaučiu, kad, žinai, kad žmonės klausosi, jie, tarsime, taip, bet ir širdelės mėtas, žinai, kad jie širdim klausosi. Jie, tarsime, irgi jaučia, supranta kažką, žinai, panašaus gal yra patyrę ir jie, tiesiog, nėra tie, kurie, čia kažkas nesąmonė, šneka, žinai, reikia savo storius kažkaip išeiti, ar ten, žinai, nepatiks, tai, tai atsek, žinai, tiesiog, ką žinau, tai tiek. Ai, beje, kažkaip prisiminiau dar bešnė, kad, nežinau, ar kas nors iš jūsų yra dalyvavę, gal to nesidalyvavusi, buvo tokia lūšis tobulėjimo programa, ten irgi pasitikėjimo savim. Ir ten būdavo didžiausios užduotis, ten, žodžiu, ten buvo tokia slapta, ne kaip slapta, bet, žodžiu, ten tokia kaip programa buvo, kai dar nebuvo madingos tos visos asmeninio augimo tos programos. Tai tenais, žodžiu, aš dalyvau kelis kartus ir man ten buvo daug užduočių, ten reikėjo daryti, nes, žinai, per tą darymą tik tai realiai tu kažką gali ir tą savo pasitikėjimą, žinai, užsiauginti ir ten paaugti. Tai viena užduotis man labiausiai įsiminė ir labiausiai patiko iš visų. Tai buvo tokia, kad reikėjo, žodžiu, sugalvoti tokią nors, nesąmonę. Pavyzdžiui, nueiti, tarkim, į banką ir pasakyti, ar jis parduoda tualetinį popierį. Čia tiesiog aš radau. Ir tai visiškai tokia nesąmonė, nusišnekėti, žinai. Ir tu, žinai, tokiu rimtu veidu paklausti. Ir kažkaip, ir aš tada tokia, tai ne, aš tikrai jau bijau čia tą daryti. Tai aš tiesiog galvoju, bet aš turiu tą užduotį padaryti, tarsi aš, kaip kitaip. Iš principo, žinai, tai aš savo turiu tiesiog, aš tiesiog nuėjau į kioską, kuris ten, man atrodo, kažkokiais vaisiais, daržovėmis prekiavo ir aš tiesiog taip, nekaltai paklausiu, gal kiaušinio parduoda, taip visiškai, bet toks labai mano buvo toksai paprastas, easy, žinai. Ir ta prasme, ir jie taip, neparduodam, ir žinai, po to galvoju, reikėjo man kažką, žinai, paklausti domesnį, ką tai kiaušinė. Tarsi, kad atrodo toks, tokių smulkmenų kažkokių pradėti, žinai, kažką tokio, tiesiog toks pabandyti apsikvailinti, gal net ir tyčia iš tikrųjų, nes kaip tyčia apsikvailinė, tai gal net toks, žinai, ne taip gal ir skauda, jeigu ten, pavyzdžiui, netyčia kažką pasakėjai. Tai, pavyzdžiui, aš vakar irgi dar buvau Trakuose čia vieną dieną ir vakar, žodžiu, ir aš ten viena buvau ir aš beveik su nieko nešnekėjau, man atrodo, kai mažai šneki garsiai ir ten, nežinau, žinai, su auditorija galbūt, kuri tavo bendramžiai yra. Tai būna, kad tiesiog kalbos padargai, jie kažkaip tavęs neklauso. Ir aš sugalvoju, žodžiu, nupirkti kibinų lauktuvių į Vilnių. Ir aš ir sakau ten kažką, ir tada tiesiog pasakyk, duokit man prašau ten 2 kibinus ten su kiauliena, ir ten kažką, ir aš prie jos, duokit 2 kibinus ten raketiškus kažką, visiškai bandžiau viską susakyti, aš minties nusikėjau. Ir taip, kiekvienau, ir taip tą pradavėjo, taip, kam nepasitaiko, žinai, ir šiaip galvoju, tiesiog, tai ir nieko tokio, žinai, nusišnekėjo, ir pamiršom visi, jeigu tu iš jų, nieko nedarysi, tai ir nepadarysi klaidų, bet padarysi gal didelę kitą klaidą, kad tu nieko nedarėjai, žinai. Tai žodžiu, tai čia toks kažkaip, gal net, bet sakau, turėtų tokių saugių erdvių savo suklysti. Ir pažiūrėt, kad, čia, tipo, nieko baisaus. Ta prasme, iš vis kažkaip
Man atrodo, kad dar aš atsiprašau, aš kaip papasakosiu ant to, žinai, va irgi ant tokių erdvių, tai yra tokie Vilniuje vyksta scenos bandymai. Ten yra atvira mikrofono, žodžiu, toks renginys, nedidelis, miesto laboratorijai, ten tokia Justina Kaminskaitė jos organizuodavo. Tai žodžiu, kad bet kas gali išeiti į sceną, kas ten patyręs, nepatyręs, žinai, ten paskaityti savo eiles, padainuoti, žodžiu, ir ten visi, jeigu žmogus suklysta, tai ten yra toks, tokia neapšita taisyklė, ten visi, pavaryk toliau, žinai. Ir kažkaip, aš kai atėjau pirmą kartą renginį, aš apie nieko nežinojau, tik sužinojau, kad vyksta. Man tai patiko, aš žinau, aš taip užsikabinau už to viso renginio, kad aš pati ten savo tyliai tintinas rašydavau, ten kažką grodavau, ten, žinai. Ir taip, žinai, pažiūrėjau, o tai gal man, tarsi, gal ir aš galiu išeiti į sceną, gal čia nieko tokio. Ir aš išėjau tą sceną vieną kartą, ten gal kažką suklydo, žinai, ir nieko, kaip ir tipo, nieko baisaus, nes žmonės, pavaryk toliau. Ir aš po to galiausiai aš taip užsikabinau, kad aš jau tą sceną, žinau, kiek kartų aš jau pamečiau skaičių, 7 kartus tikrai jau, ir po to ten pradėjau savo dainas rašyti ir išėjti. Aš ne, duetus ten, žodžiu, o paskutinį kartą, tai praeitais metais buvo, kad aš visiškai improvizaciją pavariau. Ir aš supratau, man kažkurio šituo etapu, bedainuojant, žinai, einant į tą renginį į sceną, toks jaudulys, žinai, ateidavo visą laiką toks. Vaikai buvo, žinai, suklysiu, pamiršiu žodžius, nors ir palaikant į vietą vis tiek tokia, bet vis tiek yra tokia kažkokia baimė, žinai, apsikvailinti. Ir kažkaip ir aš man patikdavau, kad aš tiesiog, jeigu suklysdavau, padarydavau kažkokį prikolą iš to, žinai, visi pasiekite, žinai, man taip toliau dainuojam, žinai. Ir bet vieną kartą man tokia mintis atėjo, žinai, kad, o kodėl, žinai, jeigu aš bijau eiti sceną, tai kam iš viso aš tą darau, žinai, kodėl, kokia prasmė to eiti, tiesiog, kad aš ten stresą patirčiau, kokia prasmė. Ir aš pato kažkaip pradėjau galvoti, kad nes tos dainos tiesiog ateidavo pas mane, žinai, žinai, kaip būna kažkokie kūriniai, tiesiog, tu tik laidininkas. Toks, tau tai reikia, žinai, išeiti ir pasidalinti. Tos mano dainos tokias labai išjaustos būdavo. Ir aš galvoju, kad, jeigu aš tai jaučiu, tai tikėtina, kad kažkas kitas irgi panašiai yra jautęs. Ir kad aš išėjau į sceną ne tik tai dėl savęs, nes, tai aš galiu namuose pagroti, what's the point, bet toks, kad aš einu ir tarytum aš kažką, čia ne tik tai dėl manęs yra. Ir kad kažkaip, kad bijoti dėl to, tai tarytum, kažkokia, kaip, nežinau, aš net nežinau, man kažkada aš buvau suradusi paaiškinimą, šitą man dabar jisai pasimiršęs, bet tas, kad tiesiog, kad tu kažką darai, kai tu žinai, kad tu išeini į sceną arba istorijus, ar dar kažką, kad turi kažkokią žinutę perduoti, ne tik tai, kad pasirodyti, žinai, kokia aš čia faina, žinai, aš čia moku, o jūs taip nemokat. Tai, tarsime, tai man rodo, yra tokias vidinės stiprybės, ne, kad tu net ir per baimę, žinai, tą dalyką darai, nes yra kažkoks, didesnė prasmė to. Tai kažkaip irgi svarbu surasti kažkokią didesnę prasmę, kažkokią nešamą svarbę žinutę, kurią jūs norit perduoti. Nes tada yra kažkoks toks vidinis stuburas ir, man atrodo, yra žymiai daugiau gal kažkokios drąsos tą padaryti. Kažkaip taip, nes, man atrodo, čia iš kitos, tada kažkaip palaikymo tokį, žinai, nežinau, to ten iš visatos ar kas tau, žinai. Taip. Man labai patinka teorija, kai kurie įtikė, kad tau tiesiog yra duota, tau ateina iš visatos ir dar kažkur tai ateina ta energija, ten kiekvienas skirtingai, kas galvoja, kad iš Dievo, žodžiu, kiti tiesiog pasitikė savimi, kad iš savęs aš toks labai fainas ir man čia yra tas duota. Tai va, kad ta energija ateina į tave, o tu tiesiog kaip tas paštininkas, tu transliuoji tiesiog kitiems, tu kažką sukuri, išduodi tą energiją, tiesiog paleidži ir kiti tai mato, kažkaip savai priima ir panašiai, kad tu esi tiesiog tarpininkas tarp to. Tai vat, man irgi labai tas patiko ir tai priduoda drąsos, nes atrodo, kad jeigu, aš čia darau, man čia kažkas iš viršaus šovė į galvą ir aš čia iš vis nepriko, tai aš čia, žodžiu, keliu į Instagramą, o jūs ten vertinkit. Viskas, aš transliuoju. Kažkaip taip. Būtent. Nes man, pavyzdžiui, tarkim, net ir ta pati komunikacija storijose būna, jeigu man iš to jie, kad tipo reikia čia kažką, žinai, kelti, pasirodyti, kad aš gyva, žinai, tai tada, nesuveiks. Man atrodo, netgi žmonės pastebės, kad ten labai dirbtinai, taip viskas bus labai, taip. Tai
žinai, gal ne pagal tos visus. Man tai buvo, nes atrodė, kad visi jaučia tokį. Kažkaip ryšys pas tave ten trukinėje. Jo, tai tas jo, kai tu taip keli, tu toks tikrai ir žmonės jaučia ir pačiai nėra kažkokio tokio, nes nežinau, pavyzdžiui, ypač kai mes užsiimam kūrybą, tai man, kūryba tokia iš tikrųjų gal yra labiau gal kažkokia, kaip, jeigu taip pamatyt kažkokią kaip metaforą, galbūt, tarkim, yra vienas iš metaforų tekmė yra. Ir jeigu tu kažkaip dirbtinai tos storius keli ir ten, žinai, pagal kažkokias ten sistemas, jo, gal kai kurie žmonėms tinka ir viskas ok su to. Pavyzdžiui, aš pajaučiu, kad man, tarkim, istorija, aš kai jaučiu, kad toje kūrybinė ugnelė, žinai, dabar reikėsiu kažką parašyti, pasidalysiu, gal kažką įkvėp, žinai, tas, kas man toks iš karto, aš dabar noriu kelti, žinai, ir tokia, kur, tipo, aš tokį įkvėpimą, aš tokia kažkokia tokia, tokio jausmo ir tada kažkaip man ir pačiai smagu komunikuoti ir tada ir žmonės kažkaip, žinai, jiems šoks atgarsis ir atliepia, tai kažkaip, jo. Ir drąsiau tada kažkaip dalintis. Net ir ten, pavyzdžiui, kai aš būna dalinuosi ten asmeniniais kažkokiais išgyvenimais, tam visam kelyje, tai toks, ne tai, kad, tipo, tai dabar aš gal parašysiu, kaip aš jaučiuosi, žinai, kad mane paguostų, žinai. Toks, žinai, ne. Tas tiesiog, kad aš žinau, tarkim, tas yra toksai, noras pasidalinti, nes tu jauti, kad galbūt kažkas irgi panašiai jaučiasi, bet jis negali, arba jaučiasi gal vieniša toj situacijoje, arba gal negali žodinti, arba, žinai, trūksta, tai tas žmogus, jis irgi taip jaučiasi, žinai, ir taip kažkaip, tokia kažkaip bendrystė, tarytum, gal net nereiškia sprendimo, bet tiesiog, kad viena ir mes, jeigu mes kartu, tai mes, žinai, padarysim, žinai, vieną kitą palaikai, tas, iš tikrųjų, nes ir mes su tavim tokia, irgi susirišinėjimo turim, žinai, kad maždaug palaikom toks, kad maždaug, čia tame esam, bet čia pagerėja, žinai, čia kažkas. Tai labai svarbu, ta tokia, žinai, jo. Nes dar žmonės, tai kažkaip su atvira širdim tada ir eina pas tave. Toks, kad, žinai, jau tarytum tave pažįsta ir tu artimas žmogus, kai tu su tokia. Tai tai. Tai pas mane šią savaitę buvo irgi taip panašiai, kai ten kėliau tą skelbimą, galvoju, kas ne taip su skelbimu. Ir iš tikrųjų galvoju, aš pradžiau tylėsiu, niekam nesakysiu, kad čia nei vieno pardavimo iš to neatėjo niekas, kad aš tokia nevykėlė visiškai būsiu čia, kaip aš atrodysiu. Bet aš galvoju, kad reikia pasidalinti, nes man palengvės, iš tikrųjų labai palengvė. Kad tik tais viskas surašiau, man iškart parašė žmonės, supratau, kad čia viskas tvarkuoja, čia ir kitiem tai būna, žodžiu, ir tas, sakau, tas palaikymas, tas ryšys tokia bendruomenė, tai labai daug duoda tų jėgų, visko, kad čia judėti prieki. Ir netgi kai pavyzdžiui, kai man kartais būdavo labai ten baisu kažką padaryti ir panašiai, visada įsivaizduoju, mano auditorija, tie žmonės, su kuriais aš bendrauju, aš įsivaizduoju, jie sėdi ir aš pasakoju jiems. Tiesiog, nes 100% žinau, kad nieko blogo ten nepagalvos ir čia viskas tvarkoja, tik tai pasakys, daryk ten. Tai tas labai padeda iš tikrųjų. Ir sakau, geriau nežiūrėti ant tos skaičiukus po visų to istorijų, kiek ten žmonių pamatė, kad tu ten kažką pasakoji ir kažkas ne taip ir panašiai. Su tais, iš tikrųjų yra tokių, žinai, dalykų tikrai, pavyzdžiui, man irgi su pardavimais būna tiesiog atrodo, tai čia tokį gerą produktą sukūrė, čiagi taip faina bus, žinai, čia įkelsi ir, žinai, patyti kito produkto, žinai, faina, kai žmogus nusipirks, čiagi tokia dovana ir savo ir kažkam kitam. Ir po to taip, žinai, sirplė, kodėl? Ir kažkoks toks, bet aš kažkaip, nežinau, tu esi pastebėjęs, pavyzdžiui, kokias tavo mintis būna, pavyzdžiui, tarkim, kas tavo galvoje pradeda dėtis, jeigu, pavyzdžiui, aš vis tau ir tokia situacija buvo, kad turi kažkokį produktą, taip atrodo, ten jo tik paskelbi, žinai, ir taip tokia svirplė irgi fone ir nieko nevyksta, kaip tavo, jeigu, kaip tu jautiesi, žinai, kaip bandai iš to galbūt, žinai, šitos būsenos išeiti ar pabūti joje, kaip tas viskas? Kažkur užtruginėtus ryšys, kažkas sakėjai, kad kažkur buvo propolus. Pabaigos negirdėjai pradžios? Pradžios. Kaip jaučiuosi, galvoju, kur jaučiuosi. Jo, ką aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, bet jeigu tokia situacija yra, kad tu, tarkim, sukūrė kažkokį produktą, kurio tu tiki, ir paskelbė, įdedi, žinai, ten parašai, ten nufotografuoji visins, ir, pavyzdžiui, kad nelabai kas ir perka jie, ar yra kažkokie tokie, žinai, jo, bet kaip tu jautiesi, kokias mintis pas tave vyksta, kaip tau pavyksta, žinai, iš to išeiti, ar
Gal esi pastebėjęs net kažkokių gal ir visatos dėsnių, kaip ten būna, gal jeigu paleidi, tada ateina, nu žodžiu, vat pasidalink savo patirtimą užkulisiais tokiais. Iš tikrųjų dabar, nu, kaip ir, pavyzdžiui, su to skelbimu, nes jis buvo mokamas, čia aš labai retai ten duodu ko nors mokamus skelbimus, nes man labai skauda, taip atrodo, kad čia turiu kažkam sumokėti, nu, suprantu, kad tai yra normalu verslui, bet man kol kas yra labai sunku tą priimti, kad tu turi mokėti čia pinigus tam, kad save išreklamuoti. Atrodo, kad čia šiaip kažkas vienas kitam turėjo papasakoti ir kažkaip stebuklingai turėjo tave rasti. Tai kažkaip nors ir turėjau tokį nusiteikimą, kad gali būti taip, kad visiškai nepasiseks, kad visiškai niekas nenupirks, viskas bus blogai ir panašiai, bet kai tas atsitiko, aš supratau, kad aš vis tiek nebuvau pasiruošus. Vis tiek buvo tas toks kaip kritimas į duobę kažkokią. Atrodo, kaip čia taipgi, aš taip kūriau, taip dariau, tiek energijos įdėjau, tiek laiko. Man atrodo, čia kiekvieno kūrėjo yra baimė, kad tu investuoji pinigus, investuoji savo laiką. Čia vis tiek tavo kūryba. Nu, kūryba tai yra kažkas tokio visiškai asmeninio ir tu nori, kad žmonės irgi suprastų visą tai, suprastų pušvimus. Nu, kažkaip, pasakau, vėl tada paėmė tą sąsiuvinį, kur rašai. Ir vėl žiūri, kiek tu pasiekiai, kokį kelią nuėjai nuo to parduotuvės atidarimo, kiek jau supratai, kad viskas čia tvarko. Žodžiu, tada pradedu kalbėti su savim kaip su Emilija, su mažu vaiku. Tiesiog sėdi save ir vos neglostai, kad čia viskas tvarko, viskas praeis, viskas bus gerai, palauk tiesiog, išgyvenk. Nu, aš leidžiu savo ten, galiu esti ir išsiverkti, man čia yra normalu, aš suprantu, kad nereikia ten taip užkišti visko giliai ir gyventi toliau, čia linksmai, nes linksmasis popierius turi būti linksmas ir panašiai, tik tai į priekį. Ne, taip nebūna. Bet po to kažkaip persijungiau, galvoju, nu, čia irgi toks iššūkis man bus, kad vėl kurti toliau. Ir šiaip dabar turiu tokį kaip, nu, ne afirmaciją, bet tokį gyvenimo kažkokį nusiteikimą, tokį, kad viskas dabar, vat, priėmiau sprendimą kažkur tai nuo pavasario, kai man reikėjo vėl apmokėti tą parduotuvės sąskaitą, o jie kaip visada netikėtai pareina, kažkaip visada pamiršta apie ją, nežinau kodėl. Tai viskas pagalvoju, dabar darau taip, aš tik tai darau, viską, ką galiu, viską išbandau, darau tas visas dėžutės, kurias sugalvoju, aš sugalvoju labai daug dabar. Ir vat kai aš jau viską padarysiu, visą kelią nueisiu, jau žinosiu, kad, nu, jau tikrai matysiu, kad viskas, niekas nepavyko, neišėjo, tada galbūt suprasiu. Bet kai pradėjau visą tai daryti, pagalvojau, o tai kaip aš suprasiu, kad jau viskas. Nes kažkur tai pavyksta, kažkur tai ne. Pavyzdžiui, ten tas žaidimas radiologas buvo toks sėkmingesnis, va ten ir buvo iš tų tokių dalykų, kur įkėliau istorijas, kad va, turim parduotuviai ir išėjom su Emilija į lauką pasivaikščioti ir žiūriu, man ateina žinutės, nupirko. Ir man buvo, va, taip ir norėjau dirbti. Ir po to tiesiog, va, dabar irgi vakar parašiau, kad vėl sugrįžta prekė, tai jau keli žmonės parašė, kad norėtų rezervuoti iškart. Nu, man tai irgi toks naujas dalykas ir tada supratau, nu, dėl tokių žinučių, dėl tokių dalykų tu ir esi čia ir man tai yra ne tiesiog, kad parduoti, o man patinka, kad man tai yra bendruomenė ir toks darbas su vaikais, aš negalėčiau kol kas turėti ant studijos, pavyzdžiui, sėdėti su vaikais, kurti kažkas tokio, pati turiu vieną vaiką, irgi negaliu taip labai daug čia pakviesti vaikų kurti ir panašiai. Tai man atrodo, va, tas man labai patinka, kad kai prekės iškeliauja, jeigu man dar parašo atsiliepimą, tai tas man labai daug duoda, nes, pavyzdžiui, viena nuostabi moteris nupirko tą gelinko dėžutę ir parašė man tą atsiliepimą. Tai tas atsiliepimas, atrodo, nu, kas čia tokia, bet tas atsiliepimas mane šildo ir priduoda man jėgų, jau nežinau, visą savaitę, nes vien su to atsiliepimu varai, nes žinai, kad tikrai kažkam patinka ir viskas čia tvarkoja, tiesiog reikia surasti savo auditoriją, savo žmonės ir panašiai. Ir tas pats kaip su vitai, pavyzdžiui, į tos laikus, dar kažką, jeigu kažką įkeliu ir ten, pavyzdžiui, mažai laikų, būna taip. Aš ten tų laikų dabar neslėpiu, kaip slėpia ten kiti mačiau. Man atrodo, čia, nu, matykit, kaip yra ir viskas, man čia nėra ko slėpti. Nenoriu čia apsimesti kažkokią labai sėkmingą arba ne. Čia irgi taip, man keistai atrodo internete. Tai visada žinau,
taip, kad aš ir pati nesėdžiu internete visą dieną, ne, kad ten pamatyti visus, pamatyti gerus dalykus, būna taip, vat, kaip pavyzdžiui, Pastrigo ryšys. nes jau ten irgi buvo daug postų, pavyzdžiui, net nežinojau, kad čia jau tiek metų, kad yra tokie Jolanta, akimirkų gaudiklį ir panašiai. Tik tai iš Gretos sužinojau, tada paminu pasidalino ir tada pamačiau profilį, wow, kiek laiko aš čia gyvenau Instagram'e ir nemačiau. Ir ta prasme, čia absoliučiai normalus dalykas. Taip ir vaikščiame internete nuo vieno prie kito, kažkas patinka, kažkas ne, tai dėl tų sekėjų ir laikų, dėl sekėjų kartais man dar užeina tie tokie, norėtųsi daugiau, nes tada tiesiog galbūt daugiau vaikų pamatytų tėvų, kuriems būtų aktualu. Jo, su tai sekėjas. Aš labai tiek daug dalykų pasakėjau, faina tokių, noriu viską, žinai, pačipinėti dar, taip, žinai. Tai jo, dėl tų sekėjų, tai aš kažkaip dabar turiu tokį skaičių, tam gal 900, gal 90, bet kažkaip man užsifiksavo, žinai, kad tas tipo 10 liko iki 1000. Ir labai įdomu, kad aš pati kažkaip šiuo metu apžiūrėjau, man toks, pravalysiu, žinai, ten ką sekų. Nu, tiesiog, nes tie žmonės tiesiog, nebeaktualūs man, žinai, aš pravaliau, aš pati pažiūrėjau, kad ir mane, žinai, kažkas irgi sumažėjo tų sekėjų. Nu, ir kažkaip, ir taip, anksčiau tai, žinai, būtų, dabar toks biški dar irgi toks yra, manęs nemyli, žinai, bet galvoju, aš irgi, žinai, žmonės atsikų ne to, kad ten, žinai, tiesiog man jie nebeaktualų, žinai, tai čia nėra tie skaičiai, tai tokie. Tai tikrai nebent tik tai tas, kad, žinai, tarytum, kuo daugiau tų žmonių seka, tu didesnį auditoriją, tu gali žmonių pasiekti. Bet čia ir vėlgi, žinai, tas yra, kai būna žmonės, toks būna nepasiruošę iškart kažkokiam dideliam skaičiui, žinai, ten, kur būna per naktį, ten, žinai, 1000 žmonių, žinai, tai gal toks truputį, žinai, palaipsniui tas augimas visai toks nusveikas, tu, žinai, apsipranti, žinai, tai va čia dabar tiek. Jo, ir dar tas, kad, irgi, ką norėčiau pakomentuoti, žinai, ką tu sakei, tai irgi tas, kad pasidalinti, tie pasidalinimai, kai kažkas, pavyzdžiui, ar ten nusipirko iš kažko kažką. Ir atrodo, tai, kas čia ir, žinai, tose istorijose pasidalinti. Ir kaip pasidalina tas žmogus, ir tarsi, čia yra, iš tikrųjų per tos pasidalinimus ateina tiek daug žmonių, nes kai potencialus klientai, nes jie pamato, kad, vienas nupirko, išbandė, jam patiko, žinai, ir man kažkaip, žinai, taip tas galvoju, ir aš norėčiau išbandyti, nes nėra tai tiesiog, kad tas žmogus, kuris pagamina, čia žiūrėkit, va čia kaip faina, čia žiūrėkit, aš parduodu, čia labai faina, žinai, čia taip, nes tu labai iš tokios, subjektyvios galbūt, žinai, pozicijos, nes tavo yra, kaip ir nori, žinai, žmonėms, kad žmonės nusipirktų, žinai, tavo produktą. Bet kai kažkas nusipirka, žinai, savo norų ir parekomenduoja kitiems, tada kažkaip, labai taip organiškai, žinai, atsiranda tų klientų. Tas labai iš tikrųjų, žinau, sveikintina ir esu visą laiką visiems dėkinga, kas pasidalina, žinai, kai iš manęs kažką įsigė, nes čia, sakau, čia yra pati geriausia iš tikrųjų, man taip atrodo, bet iš geriausių reklamų tai yra tokia, organiška, kur, sakau, tai vėlgi iš lūpų lūpas, nes realiai tada jau, tiesiog žmonės jau, žinai, išbandę patys rekomenduoja. Tai nei ten, žinai, ne kokia nupirkta reklama, štai kaip būna. Nes ten, žinai, jeigu išbandęs tas jau, kur influenceris ten tą dalyką parduoda, tai viskas ok su to, bet čia jau realiai, kur tiesiog, toks jau, žinai, tikroji reklama ir tikroji auditorija. Aš taip vadinu. Nes pas mane irgi auga daugiausiai ir ateina klientų daugiausiai, kai kažkas pasidalino. Pavyzdžiui, kai ateina žinutės ant tos, kad kažkas nupirko, kad iš parduotuvės perka, aš jau žinau, kad 100% dabar užės Instagram kažkas pasidalino. Nes visada tas suveikia. O Instagram'e pirkau reklamą, Facebook'e pirkau reklamą. Buvo vieną kartą, kad man 50 žmonių iš tos reklamos atėjo, bet klausimas, ar jie tapo klientais, nežinau. Nes man per tos tai irgi, kaip ir tu pasakai, per tos tokius pasidalinimus, kur iš tikrųjų nupirko, patiko, mane pažymėjo ir tada man irgi ateina žmonės, kurie tikrai domisi. Geriausia reklama, tai tikrai. Man reikia kažkaip dabar žada geriausia tokia reklama. Jo, ir dar kažkaip, žinai, dar gal pačiupinėjo tą, kad, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu neperka niekas. Tai, tarkim, aš kaip savo, žinai, varpinės galiu pasakyti, kad būna, tarkim, atrodo, aš tos irgi rinkinius, žinai, tos pradėjau daryti. Ir tie didieji rinkiniai, kur ten, pavyzdžiui, mano kaina, jų ten rinkinių kilo nuo 20. Čia, jeigu tai pasakyti, čia kas gaunasi 100% kainos pakilimas nuo 27 iki vos ne 57, tai gaunasi beveik 100%.
Jo, 100% pakilimas. Ir tas irgi labai įdomu, žinai, stebėti, kaip atrodo, kaip ir prekė labai panaši, bet kai perka klientai, žinai, jie gauna tiek daug, to dalyko, jie parašo tau, kad, žinok, čia tiek, tu už brangiau pardavinėk, žinai, ir gerai, tada, galvoju, gerai, galiu pakelti kainą, bet yra kartu tokia baimė, žinai, jeigu aš pakelsiu, padarysiu kainą, žinai, jau tokia adekvačią, kur realiai, kur aš jau užsidirbčiau, žinai, ir moralinė kompensacija laiko būtų, nes ten tai laiko, tai pati, žinai, kaip labai daug rinkinius eina laiko, kuris yra šiaip, nežinau, neįkainojama, iš tikrųjų. Tai va, kažkaip aha, tai gerai, jeigu žmonės pasakė, tai galima pakelti. Ir būna tokia baimė, kad, jeigu pakelsiu kainą, tai niekas nepirks, jau, žinai, tas, čia jau bus blogai man. Sakys, tu čia labai jau kainą didelę užkėlė, žinai, kaip tu taip gali, bloga, žinai. Bet iš tikrųjų kartais būna, kad net kainos pakelimas yra tokia situacija buvo, kad, sakau, aš kaip dirbtuvės vedžiau ir aš buvau vieną kainą prašęs ir man prašė viena mano, pažįstama, sako, aš eisiu tavo dirbtuvės tik tada, kai tu kainą pakelsi. Ir man toks taip buvo, gerai. O taip patok, žinai, nes iš tikrųjų, tokių žmonių, iš tikrųjų, kurie realiai tavo klientai yra, buvo, reikia klausyti, žinai, ir dėl kainos, ir dėl visko, nes ten, žinai, ten daug kas iš šono gali, ten, kurie iš vis net neįpirktų ten nei mažai, nei brangiai, bet jie mėgsta paaiškinti, va čia per brangu, čia, žinai, čia kažkas, taip, tai kažkaip aš stengiuosi tokių žmonių, tiesiog, gerai, ačiū už nuomonės, pasakykite savo, žinai, tarsi ne. Tai va tas ir būna, pavyzdžiui, va aš, kai įkeliu tą rinkinį didelį, žinai, ir tokia kaina, tarsi čia viena iš didžiausių mano iš prekių, aš turiu tam paslaugą, pavyzdžiui, fotografavimą, tai jisai brangiausiai kainuoja, bet tarkim, iš prekių tai yra rinkinys. Ir galvoju, tai dabar nieks, žinai, toks tyla tokia, žinai, ir galvoju, taigi čia atrodo toks fainas dalykas, kodėl aš ir tyla, ir po to, žinai, aš pastebėjau tą dalyką, kad jeigu aš labai užsikabino, žinai, nupirkit. Tai toks, tipo, kaip specialiai kažkokia ant tokios įtampos, tai ir neperka niekas, žinai. Jo, tai kažkoks, o vėliau toks, gerai, tai, ta prasme, ateis laikas, atsiras žmonės, kurie nupirks tą rinkinį, tarsi, jisai negendantis, jisai gulės, tiesiog, ateis jo laikas. Ir, žinai, vat, kai tai paleidai, bet aš kaip buvo prieš paskutiniu to rinkiniu didžiuoju, tai žodžiu, sugrįžo pas mane klientė, kuri kažkada buvo didelį rinkinį nusipirkus. Ir nusipirko tą rinkinį, po to, išpirko visus mano rinkinius. Ir aš tokį prisimenu tą istoriją, galvoju, viskas aš žinosiu, kad būna ir taip. Taip. Tai va, dažnai tiesiog iš tikrųjų reikia išlaukti, nes, tas verslas jis yra, mes negalim kontroliuoti žmonių ir taip čia nesąmonė, nereikia kontroliuoti žmonių. Jiems, kai reikia, kai jaučia poreikį, kai jaučia kažkokį, žinai, kad prisimenu, pasėtam yra tam rinkiniai, va, aš kaip tik dovanos man reikia, žinai, tai va, aš nusipirksiu. Toks yra, kad, tai nevyksta pagal kažkokias taisyklės, pagal, žinai, tvarkaraštį, yra gal kažkokios, aišku, tos tendencijos, žinai, tų pardavimų ir panašiai, bet, tiesiog gyvi žmonės ir tiesiog aš kažkaip galvoju, kad aš padariau, ką galėjau, žinai, aš primenu apie tą dalyką, aš nuo dušios su juo tikiu, žinai, atsiras žmogus, nupirks. Ir kažkaip tai paleidžiu ir tada visą tą, gerai, davai, tau atsiunčiam tą žmogų, žinai. Tai va toks, iš tikrųjų, man atrodo, dažnai iš tokios įtampos ir neateina dalykai pas tave gyvenimą, nes, žinai, toks, o kai tu atsipalaiduoji, žinai, ir dėkoju už tai, ką turi, tai va vėl kaip tu ten sakai dalykus, užsirašai, žinai, paskaitėjai, va, ir kažkaip taip, viskas, žinai, viskas gerai, ateis savų laikų. Tai, va, tikrai. Ir dar, va, kaip irgi tas, kur tu sakei, vidinis vaikas toksai, tai, va, man irgi dažnai svarbu tiesiog tau priminti tokio, nes, man atrodo, dažnai, kai iš mūsų ar nenusiperka, žinai, ar pasako mums ne, ar ten dar kažkas, žinai, kažkas pakomentuoja blogai, tai rytum tas mūsų vaikas toks vidinis, manęs nieks nemyli, žinai, veikia, žinai, toks taip aš bloga, žinai, toks tikrai, va, tiesiog, bet kaip tu sakai, kad irgi toks kaip tarytum apkabint, sakyt, sakau, aš tave myliu vis tiek, tai, tiesiog taip yra, tavęs tai neliečia, žinai, tiesiog, aš tave vis tiek myliu, kad ir nieks tavęs, nenuperka iš tavęs to produkto, žinai, tu vis tiek, tai va tas kažkoks toks, kad nenusako, tai tavo vertės. Taip, asmenybės ar žmogaus. Taip, ar sekasi, ar dabar šiuo metu nesiseka, žinai, nes, iš tikrųjų, verslas, tai, bent tie tokie smulkiai verslai, žinai, kur ten vieno žmogaus tas verslas yra sezoniškumai, yra tiesiog, aš nežinau, ar tu esi pastebėjęs, pavyzdžiui, kad irgi būna taip, kad nieko, ir aš žinai, visiems visko reikia. Tai būna tokių mėnesių,
kur atrodo, nu viskas čia jau, viskas veikia. Uždaryti parduotuvį, niekas neperka ir panašiai. Bet su tom kainom labai irgi tokia gera tema. Labai malonu, kad palėtėjai. Nes nesenai, pavyzdžiui, perskaičiau tokią knygą, ten apie meilę savo buvo, nu vėl apie tas pasitikėjimas savimi, mano mėgstamiausia tema dabar. Tai ta autorė rašo taip, kad mes neturim nustatinėti savo produktų, kūrybos kainos taip, kad skaičiuoti, kiek išleidau pinigų, ar čia draugas, nedraugas pirks, ir pačiai. Turi būti tokia kaina, kad tu parduotum ir jaustumėsi taip gerai. Taip, viskas pardaviau, tai tikrai gerai, čia gerai man sumokėjo, taip ir turėjo būti ir panašiai. Ir nesvarbu, kokia rinkoje yra ta kaina, ar tavo kaina yra ten 100% didesnė ar ne, svarbu, kaip taip tau yra. Ir pavyzdžiui, aš irgi kėliau tą gerinko dėžutę su tą kainą, man kaip ir tokia nemaža, ten dabar su nuolaida berods 28, jeigu apvalins gaunasi. Tai, bet aš pagalvoju, taip, gerai, nenori, nenupirks. Ir aš tada tiesiog turiu tokią antrą planą B, galvoju, kam nors padovanosiu, kokiai nors įstaigai nuvešiu ir man tai bus maloniau, negu aš pardavinėsiu dabar ten už 15-20 eurų, kaip aš norėjau. Čia mano šeimoje, kai pamatė, kaip aš ruošiu tas dėžutės ir sakau, 15-20 eurų kainos. Sakau, ką? Sakau, tiek to kainuoja, baigtų čia nesąmonės, rašyk tą kainą ir kažkaip taip parašiau, galvoju, galbūt. Bet po to, kai tiesiog supranti tą dalyką, kad man buvo tokių prekių, kaip pardavinėjau labai pigiai ir po to tiesiog sėdėjau ir nieko tu nenori, jau nenori nei pardavinėti nieko, nes tau atrodo, kad tu negavai to, kiek tu investuoji, bet ne savo laiko, savo kūrybos, to viso to nori irgi gauti kažkokį tokį kaip pasitenkinimą. Nors aš dabar ir pradėjau dovanuoti savo prekės, bet kai tu dovanuoji, tai irgi gauni tą energiją. Tai kažkaip Jo, tas tikrai. Kažkada norėjau nepakomentuoti toks kažkaip kaip tas, toks, kur, žodžiu, pasimiršau, bet kažkaip plak. Aš irgi norėjau su tom kainom, bet laikau galvoju, bet pradėti ką pasakoti pamiršti. Skrenda. Jo, su tam kainom, nes realiai tikrai, pavyzdžiui, tie patys rinkiniai, kur tu tiek daug darbo įdedi, tai man irgi, žinok, tikrai man iš tikrųjų patinka tas jausmas, kai ateina, tas jausmas, kai tu supranti, ne, dabar tai aš tikrai pigiau nedarysiu, žinai, ir pigiau nepardavinėsiu. Toks jau, žinai, kur, tu pradedi jausti, kad, nes dažnai tiesiog man, pavyzdžiui, išbūdavo taip, kad, man kiti turi pasakyti, tai Jolanta, tu, žinai, brangiau čia, žinai, toks kažkoks iš šalies. Bet labai gerai, kai jis toks iš vidaus ateina, tai toks, žinai, jau tavo širdies dalykas kažkoks. Bet vėlgi, pavyzdžiui, kai jau naują kažkokį produktą sukuri, tada man vėl iš naujo tą patį istoriją, žinai, tai reikia, tai pigiau, gal čia, žinai, kažkas tokio. Tai iš tikrųjų, nes man lygiai tas pats ir su fotografija buvo, žinai, kad aš už labai pigiai fotografuodavau. Ir mano tos nuotraukų kokybė, tai realiai nesiskiria, ar aš už pigiai fotografuoju, žinai, ar aš už brangiau, turiu meni, kad kokybė, gera buvo mano nuotraukų. Ir toks, aš jaučiu, žinai, kad žmonės, tipo, mane prašo fotografuoti, ten, žinai, irgi parekomenduoja kažkas ir aš tiesiog nenoriu imtis, nes aš tiesiog, mano kaina tokia, už kad aš esu pastrigusi kažkokioj tokioj, žinai, toj kainai ir aš, nežinau, aš bijau kelti, nes atrodo, nieks nenorės ir po to aš kažkaip, man buvo taip, kad aš perdegiau nuo to fotografavimo, nes realiai aš tikrai per mažai ėmiau. Ir po to mečiau ir viską, žinai, ir po to kažkaip vėl mane pradėjo iš to fotografavimo ten žmonės kviesti, žinai, kad aš fotografuočiau. Ir dabar aš tokią kainą pastačiau, žinai, kur galvoju, tarsi ne, žmonės man patys tokią kainą sumoka, sakau, nes tu per pigiai, žinai, įmėjau fotografavimą. Reiškia, tokia kaina yra adekvati, žinai, ir tarsi ne viskas ok. Ir aš kažkaip tą nusikėliau, po to ten, žinai, jau galima augti, bet jau tikrai ne mažiau. Tai bet kažkoks toks, žinai, kad labai, bet yra kelias, matyt, kad irgi yra ten, aišku, žinai, tos visos formulės, kainų paskaičiavimo ir ten, aš labai žaviuosi tai žmonėm, kurie gali paskaičiuoti, žinai, bet labai daug tokių dalykų yra niuansų, kur ten, pavyzdžiui, jeigu ypač tai yra rankų darbas, kur, aš nežinau, kaip tik paskaičiuoti. Pas mane irgi. Aš galiu paskaičiuoti, pavyzdžiui, kai pirkau dėžutės iš spaustuvės, kai sąskaita, tai tą dalyką galiu paskaičiuoti. Bet aš negaliu paskaičiuoti to laiko, kur aš, pavyzdžiui, išpiešinėjau tas dėžutės, dar kažkas tokio. Tu negali paskaičiuoti, o kaip man sako, pasimk tas valandas ir skaičiuok kaip valandinį. Neišeina, nes tada labai brangiai gausi. Jo, tai bet. Jo, tai ta, žinai, irgi vėl, kaip pavyzdžiui,
tu turi, tarkim, hobį, ne, pavyzdžiui, kažką, nu, ten, nežinau, neri, mesgi, pieši, ir, tarkim, kai jau tai tampa tavo, nu, kažkaip žmonės nori ar įsigyti ir panašiai, tai dar, nu, tarsi, tai jau tampa verslu ir, tarsi, čia jau gaunasi dar kažkokie tokie santykių pokytis, žinai, tavas ne kaip, nežinau, nu, gal kažkoks netinkamas pavyzdys, bet, pavyzdžiui, ten, jūs tiesiog draugavote ir čia dabar jau, žinai, jau ten tavo vyras tapo, žinai, tas jau, žinai, nu, kažkaip truputį, gal kažkokie, nu, nežinau, įpareigojimai, gal kažkokia atsakomybė didesnė. Ir kažkaip, kad jo, tada jau tu turi klausytis, ką ir žmonės, žinai, nu, ne tik tai, kad, nu, va, aš čia ką sugalvoju, gal yra kas taip kūrė, žinai, jo, taip, aš manau, kad yra kas taip kūrė, žiūrėkit, aš padariau, pirkite, žinai, bet toks yra kažkaip, man rodos, kad kai yra verslas, tai tu jau turi klausytis girdėti, ką žmonės, ko jiems reikia, ne, va, tačiau, ko jie pageidauja, galbūt kažkokių turi pasiūlymų, kažkokių idėjų, nu, tams produktams. Tai va, dar kažkaip yra. Tai va. O klausyk, o pavyzdžiui, tarkim, dar čia pasižiūrėjom gal šių klausimų, aš buvau pasirašęs, kurių mes neaptariam. O pavyzdžiui, tarkim, va, dėl tų įkvėpimų kūrybai, tarkim, kur daugiausia tu jų atrandi pati savo, ar turi gal kažkokių tokių, va, nežinau, savo heksų kūrybiškumai pažadinti, pavyzdžiui, kai, nu, tiesiog nestovi vietai dalykai, arba galbūt kažkas tą veikia, bet tai va, apie tą tokį įkvėpimą, žinai, kūrybai. Papasakok, kaip Nes jeigu pats įkvėpimas, tai man labai patinka važiuoti ten prie jūros, kadangi Klaipėdoje gyvenam, tai čia ne problema. Būti miške, nežinau, tas lietas ar mūsų pasivaikščiojimas, tai man labai daug duoda. O jeigu būna taip, kad sustoju vietoj ir, vat, atrodo, nu, kai, vat, nu, žinai, būna tas, vat, reikėtų kažką daryti, bet tu nieko nedarai. Ir kitą dieną ateina, tu vėl taip pat jautiesi, vėl nieko nedarai. Ir tada man labai padeda tiesiog, aš manau, kad yra pagrindinė kūryba, ta, kurią tau reikia daryti. Tai čia vat, kaip linksmasis popierius, ne? O yra kitokia kūryba, kur tu tiesiog, kur nėra nei kritiko, niekas ten nemato, tiesiog vat, aš atradau ten, tai vaiko mozaiką pasiimu, Ikėjos, man labai patinka, tai arba su ją ten iš plastilino kažką bandau ten lipdyti. Kartais būna į jos kambarį užeinu ir tiesiog paimu kažką, jie visiškai ten nieko išeina iš kambario savo ir reikalais, o aš ten ne savo darau. Tai va. Tai tokie, ir tau tada, kai tu tuo dalyku užsiemi, tai tau kažkaip pramuši. Taip, tu pradedi kažkaip, tu įvažiuoji vėl į tą kūrybą, tu pasikrauni ir tada gali grįžti prie, pavyzdžiui, to pačio linksmo popieriaus. Nu, aišku, ten linksmasis popierius gal kiek lengvesnis man yra, nes ten visada yra idėjų, tik tai trūksta laiko viską realizuoti, nes būna taip, kad Emilija ten pasako, kad kažko tai nemoka, kažko nežino, kaip su tais ir kaulais ir dar kažkas tokio. Tai ir buvo taip, kad tiesiog tu pradedi ieškoti kažkokių tai būdų, kažką galvoti, kaip jai padėti visą tai išmokti. Su tom formom tada paminu labai daug ieškojau, kaip čia jai padėti. Ir iš tikrųjų, kaip pamačiau jau, kad jau padariau, jie iškart, jei buvo beros 1,5–3 metai, iškart suprato, kur yra trikapis, kvadratas, iškart prisiminė visas tas formas, viskas, figūras. Tai tada supratau, wow, tai veikia. Nu ir pradedi, vat, tas įkvėpimą pagauni ir kažkaip judi. Vat kažkaip su linksmojo popieriaus, kažkaip čia nėra to tokio, o vat su paveikslais man buvo taip, kad vieną padariau ir taip užstrigau, vat jau kokie 3 metai dabar eis, kai visiškai nieko nepiešiu tą temą, nusipirkau, pavyzdžiui, tavo popierius ir galvoju, kad ant jo kažką pabandysiu, bet tavo popierius toks gražus, o aš su tais rapitografais ir man visada baisu, kad to sugadinsiu, galvoju, ne, reikia ant lapelio atskirai pagalvoti ir tada ten tik tai grįšiu prie tavo popierius ir taip irgi guli, visą dėžutę taip pats irgi guli, ten gal kelis lapus tik tai Emiliai daviau išbandyti ir viskas. Jo, tai toks, kad tas pats ir popierius, nežinau, tai toks atrodo, kad, aš nežinau, man kartais, aš jį pasižiūriu, žinai, ir būna, kad irgi tokio kažkaip kvėpimo, ne, aš pasižiūriu taip į jį ir galvoju, o, tai galima ir tą padaryti, toks, žinai, kad tiesiog kažkaip net ir tą patį tavo kažkokia, žinau, produktas tavo, žinai, gali tave kitą kartą įkvėpti. Nes, pavyzdžiui, man tarkim, būna irgi, kad aš, pavyzdžiui, kažkur stringu, tai, vat, būtent kažką, nu, tai su darbais. Tai būna, pavyzdžiui, tikrai kažkas, kad ko aš dabar pati norėčiau, žinai, kažką tokio mažo, nebūtinai didelio, kažką nupiešti, žinai, kad aš, ką aš noriu dabar.
tą tokį vidinį vaiką, žinai, šiek tiek palepinti. Ir padarau, ir tada man toks, žinai, toks vėl įkvėpimas toksai, žinai, pagauna, tikrai, va, kažkokia tokia banga, vėl ta tekmė ir tada jau tikrai žymiai lengviau eiti savo darbus. Tuos jau, jo, tas tikrai jaučiasi. Ir svarbiausia, kad to vidinio kritiko nebūtų, kad tu tiesiog galėtum laisvai viską tai padaryti. Jau mylė ten išėjau, sakau, kodėl tai ilgai. O kiek mes šnekam, tu gal turi laikrodį kažkur, kažkas gali pasakyti? Kiek valandų dabar? Valandą ir 5 minutės. Ai, oho, kaip mes tam gerai. Nes mes taip, prieš taip apie valandą ir šnekam. Taip. Tai ką, tai gal tada mes, nežinau, tu gal kažką nori papasakoti, pasakyti, pasidalinti, ko mes nepašnekėm ir kas tau taip dar norėtųsi pasidalinti? O atrodo, iš tikrųjų, taip pat, žinau, kad dabar paspasiu tą mygtuką išjungti ir po to galvos, šitą dar nepasakiau, kitą nepaminėjau ir panašiai, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tu mane pakvietei, nes man tai labai buvo ir baisu ir po to pamenu, pasakiau, kad taip, darysim tą laivą ir po to tu man rašai, kad, tai darom ir aš taip ėjau ir darau. Va, tai labai malonu, kad visą tai padariau su tavim, kad galima sakyti, paėmė mane už rankus ir kartu per tą baimę perėjom. Tai labai smagu. Tikiuosi, kad čia ne paskutinis mano laivas buvo. Aš manau, kad čia, žinai, jau užsikabint galima lengvai. Pirmas toks tikrai, o kaip čia kas buvo, žinai, po to yra, sakau, vėl tas, kur pradžioje tas jaudulys, žinai, kaip čia kas. O po to, sakau, dabar, kaip tu, pavyzdžiui, dabar jautiesi, ar tu jauti baimę kažkokią, dabar tokį jaudulį didelį? Ne. Kaip paklausi, gal, žinai, iš kitą mūdą, kaip... Ne, man dabar atrodo, kad čia yra tiesiog aš ir tu ir viskas yra, ir mes kalbam. Kažkaip pradėti šnekėti visiškai kitaip, nes visos tos temos, jaučiu visi, kurie supranta, kad ten apie tas baimės ir visa kita, tai labai yra panašios, artimos. Tai va. Taip. Jo, ir mūsų klausytojai tai tokie šiandien labai ramus, tai penktadieniškai nusėdėjai. Taip, tai jeigu kažkas dar kažkokių turi klausimų ar kažkokių šiaip komentarų, tai parašykite dabar gyvai, arba kas klausys įrašo, tai labai lauksim irgi jūsų kažkokių atsiliepimų, tokių atliepimų mūsų pokalbio komentaruose. Ir kažkaip aš žinau, aš irgi manau, kad dažnai per kažkokį dalyką nebūtinai reikia vaidinti, kad aš čia pati galiu praeiti, žinai, kartais tiesiog reikia kažkokios tokios, rankos, einam kartu, žinai, bus baisu, bet tu praeisi ir po to jau nebebus tai baisu. Arba tu bent jau pamatysi, kad, ten buvo baisu, o po to jau nebebaisu, žinai, bet ten turbūt dar yra ta tokia mano, žinai, gal ne pati saugiausia dalis ir kartais ir ta prasme jį ir lieka. Pavyzdžiui, man visą laiką sunku baisu, nors aš čia 11 epizodas, kaip aš vadinu, žinai, bet man pradžioje vis dar yra baisu. Kol neprisijungia žmogus, atrodo, aš čia šneku ir ten nieks neprisijungia ir aš čia kažką turiu pasakyti ir turiu sumaigyti kažką ir tas tokia pati pradžia, tokia kažkokia baimė. O po to, tiesiog šneki, žinai, ir kažkoks tas, kad turėt gal kažkaip paleisti lūkesčių, žinai, kad, kiek čia žmogų klausėsi, žinai, kaip čia kam patiks, ar čia bus aktualu. Mes, žinai, pašnekėjom, tai, kas buvo dabar, žinai, ant dūšios ir tikrai kažkam surezonuos, kažkam galbūt nebus aktualu, tai tiesiog yra, kad... Aš mėgstu sakyti, reikia tiesiog rašyti taip faktais, kaip aš dabar, mes pabaigsime, aš užrašysiu, kad viskas ten laivas buvo, bet nereikia ten analizuoti tiesiog, kaip tai praėjo, kiek žmonių ten matė, kiek ten širdučių buvo ir panašiai, ar uždavė ten tos klausimus. Tiesiog faktas, viskas, tu padarėjai. Ir man iš tikrųjų labai norėsiu, kad padaryti tą laivą, galvoju, galbūt kažkas žiūrės, galbūt kažką įkvėpsim irgi tiesiog pasitikėti savimi, pradėti, kad bus baisu, nieko tokio, vis tiek, kaip to keliu, daryk, bandyk ir tikrai kažkas vis tiek gausis. Taip, nepabandžius nesužinosi. Atrodo, tas citatas visas tokios banalės, ne, bet vis tiek, jos tikras gyvenimas. Aš taip, pavyzdžiui, dabar panelė Zira, ačiū už įdomų pokalbį, palėtėt daug aktualių temų. Labai malonu. Ačiū. Malonu. Jo, kažkaip norėjau pasakyti, kad... kažkaip pamečiau. Jo, kad kažkaip tie laivai, tiesiog, jie, kaip pasakyti,
kitą kartą gal net neturi turėti kažkokios ten, wow, žinai, vertės. Tai yra tiesiog kažkoks, nu, išėjimas, žinai, pabandymas, tokia kaip žaidimo aikštelė, va, tokia, žinai, pasibandyti ir pakomunikuoti. Ir tiesiog, nu, nežinau, nu, kažkaip, manau, kad suteikia galbūt kažkokios vidinės drąsos daugiau po to ir kitose dalykuose gyvenime kažkaip, nežinau, nu, bent jau man kažkaip taip pat tas yra. Nes aš, pavyzdžiui, pradėjau nuo YouTube video, žinai, kur aš kūriau savo, nu, tą YouTube kanalą, akimirkaudykas, ir ten kalbėti reikėjo, žinai, kai kamera. Tai va tokia buvo, žinai, o tai kas čia iš vis, žinai, ir po to, va, matau, tokie žingsneliais tu treniruojasi, tai po to galbūt net ir tampa mažiau baisu eiti, kalbėti ir auditorijai žmonių. Nu, tiesiog, aš tai, pavyzdžiui, žiūriu kaip į tokį, nu, ir šiaip, kad mes tiesiog susitinkam, žinai, pašnekam fainai. Čia, žinai, va, yra dar kompanijos žmonių, kurie, žinai, irgi pasėdė kartu su mumis. Ir kažkaip tikrai kitą kartą reikia mažiau kažkokių lūkesčių turėti. Tiesiog patiems smagiai praleisti laiką. Ir tarsi, užtenka kartais tiesiog ir tiek, žinai, tarsi, penktadienio vakarą, žinai. Tarsi, šiaip dėl to aš manau, kad mažai kas mūsų, nu, palyginus mažai klausytojų buvo, nes tiesiog penktadienio vakaras, visi turi reikalų, tai aš tikiu, kad įrašė, kad daug kas klausysis įrašo. Tai pasimatysim įrašę, kas norėjo būti, bet nebuvo. Ana, dar aš kokiu te garbanė. Labai įdomu buvo klausytis į 2 istorijų. Ačiū už drąsą ir jūsų laiką. Ačiū tau labai. Labai smagu, kai. Tai va, ja. Tai Ana, gal dar į pabaigai, aš dabar užduodavau tokį klausimą tradicinį. Man dabar reikia prisiminti, nes seniai buvo neužduotas, bet aš noriu ir tavęs paklausti. Tai klausim. Taip, kokį tu duotum patarimą iš dabartinės savęs praeities savo? Tokį, kad tokia palaikanti. Arba ne. Nu, tarsi, nedaryk tos klaidos tam, pavyzdžiui. Bet kokį tu, tarkim, nu, tokia žinutė savo perduotum praeities savo? Iš tikrųjų, tada buvo taip, kad labai daug tokių buvo momentų, kai tiesiog sustodavau ir labai abijodavau su savimi. Tai dabar sakyčiau, nesustok. Galbūt nepasiseks, galbūt kažkas bus blogai, tiesiog judėk į priekį. Man tas toks, kaip dabar ir darau, tiesiog judu į priekį, viską išbandau, visas manomas dalykus, laivus, reklamas, nu žodžiu, viską. Tiesiog viską reikia išbandyti, kad pasakyti, kad vat, aš ir tą dariau, ir aną dariau, ir kažkokį patirtį turi, ir tu tiesiog jauti tada, kai pradeda augti. Nes jeigu tu sustoji, nu, man, pavyzdžiui, tai yra problema, aš sustoju ir nieko nedarau, ir kažko tai laukiu, nežinau ko. O iš tikrųjų niekas neateis, niekas nepadarys, niekas už rankos nepaims, kad, nu aišku, va, tu mane paėmėjai praeiti, čia tai man pasitikė. Bet tai irgi buvo, žinai, tavo mintis paleista, kad, nu, va, kada nors norėčiau laivą, žinai, toksai, kad... Tai va. Tai va, tas tikrai, jo, tai va, tas tikrai, jo, daryk. Aš irgi kažkaip pat ir tas, galbūt ir tas drąsos, žinai, iš mūsų pokalbio taip išplaukiant, palinkėti drąsos, bijoti, bet vis tiek bandyti daryti. Nes man atrodo, galbūt tas toks, kur ir tas ir sako, tas didžiausias regret, žinai, ten tų mirštančių žmonių yra, kad kažko nepadarė, negu kad kažką padarė. Nu, dažniausiai būna taip iš tikrųjų. Kaip neužkalbinai ten kažkokios, žinai, merginos, ten, žinai, ir ten galbūt netapo tavo žmona. Ar ten nepriėmė, žinai, tos žmonos, galbūt tau, žinai, ten, kaip norėjo, bet, nu, ten kažko, žinai, nu, gal aš nesu verta, žinai, va, kažkas tokio. Tai labai daug galima tokių galimybę tiesiog prafūkinti. Tai va, dėl to, kad truputį bijai, žinai. Taip, bet su ta baime kaip ir yra, aš galvoju, kad arba tu sėdi bijai, arba tu darai bijai, bet tu darai. Tai jausmai, man pas mane asmeniškai visiškai tie patys. Arba aš sėdžiu ir labai labai bijau, arba darau ir taip pat bijau. Tai geriau tada tiesiog daryti ir tu tiesiog pamažu taip judėsi. Ir jau iš galvos šiek tiek savo, nes galvoti ten tikrai gali prisigalvoti baimę. Ir nieko nepadarysi, tik tai, žinai, nervinės ląsteles sugadinai ir tiesiog, žinai, prasidėjai ir nepadarėjai nieko. Tai manau, kad mes ir baigiam tokiom įkvepiančiam, motyvuojančiam gaidelėm mūsų pokalbį. Tai dabar galim bėgti kurti. Aš tai dažniausiai po laivų tai būnu auti, ten jau man reikia atsigauti, žinai, nes aš jaučiu, kad aš labai būnu daug su savim, viena kažką ten darbuojas, tai man toks irgi kaip įsėjimas, žinai, į kažkokią, į žmonės tokį ir daug, žinai, nu, iš tikrųjų daug energijos pareikalauja, bet
Jo, bet ir įkvėpia iš tikrųjų toksai, kur, nu, darai, nes darai nuo dūšios. Mhm. Tai ačiū tau labai už tavo drąsą. Kad pakvietei. Mūsų Iš kūryba. tikrųjų labai malonu. Tai va. Man irgi buvo labai malonu ir linkiu tau tam kely, žinai, atrasti tai, ką tu turi atrasti, sustiprėti, surasti, žinau, kažkokių nuostabių pažinčių, augti ir, žodžiu, kad viskas klostosi tik tai geryn. Gerai, ačiū labai. Tai aš dabar kaip kokį tostą pasakiau, žinai, išgerkiu. Tai va, ir dar, koks tavo padelis parodyk? Oho. Pas mane vintažinis. Vintažinis. Ar su burundukais turbūt, ne? Tos Rygos porceliano. Gerai. Čia mano vaikystės padelis. Kaip fainai, kaip mielai. Gal turi. Labai fainai. Čia, žinai, reikia tradiciją daryti per laivus irgi padelį susimojuoti, žinai. Nu, nes kiekvienas, žinai, irgi savo istoriją pasakoja. Tai gerai. Tai ačiū tau dar kartelį, ačiū visiems, kas klausėsi, kas buvo kartu su mumis ir kas klausysis. Ir linkime jums įkvėpimo, drąsos ir gražaus savaitgalio. Ačiū tau už viską. Tai gerai, viso gero visiems, laimingai.